Tadadadam. Ką tik išlydėjau klientę, su kuria labai smagiai paplepėjom, lyg atrodo būtumėm draugės. Iš tikrųjų pakalbėjom apie daugą, moteris atėjo pas mane pasikonsultuoti apie kaupiamą gyvybės draudimą, tuo pačiu pakalbinau ją ir patariau, ką daryti su antra pakopa, galiu patarti ir jums, ši moteris ką padarė, tai vat per kelis paspaudimus perėjo į Go Index įmonę, nes antrą pakopą jinai nebegali stabdyti, jinai gali tik pasimti metam atostogas, tai dabar kol kas sakė nenori imti, galbūt vėliau paimsiu, tegul ten kas kaupėsi, tas kaupėsi, bet ką jinai galėjo padaryti, tai net esant antroj pakopui susistabdžius ar kaupiant joje, jūs galite pereiti geresnę bendrovę, toje, kurioje ir aš esu, Go Index, taupyti su geresniem palūkanom, su mažesniais administraciniais mokesčiais, apskritai ten yra geresnės sąlygos, galėsiu jums atsiųsti asmeniškai, jeigu abejojate ir norite pasiskaityti, tai jums tiesiog reikia atsakyti keletą klausimų ir jūs tampate tos įmonės klientas ir jeigu jūs norėsite ateityje, pavyzdžiui, antrą pakopą atsisakyti, sustabdyti ar kaupti toliau, jūs tiesiog turėsite geresniai vietoj tą antrą pakopą, negu dabar esate. Tai va, ir pasirašė moteris su 45 eurais į mėnesį įmoką kaupiamą į gyvybės draudimą kartu su draudimu. Tai mes jį padarėme traumų draudimą, kritinių ligų draudimą ir gyvybės sumą. Kitų draudimų sakė, man nereikia. Jai yra 36 metai, tai va 3 metais už mane vyresnė, neturi vaikų. Tai sako, aš nieko niekada nekaupiau. Aš sakau, pasakykit man atvirai, ar esat kur nors sutaupiusi. Sako, nieko aš nesutaupiusi, esu nusipirkusi mašiną, planuoju dabar galbūt kažkada tai įsigyti būstą. Bet tikslas yra vienas – dirbti, užsidirbti ir dar vienas iš tikslų, vienas pagrindinių, kad įgyvendinti savo svajonės, tai yra atsidėti ir taupyti pinigus. Ir aišku, tos finansus labai laikyti gerose vietose. Tai va.